nutariau parodyti, ką vyks iš tikrųjų darbai, ką prasideda pradžia. Kas tai ir tai toks neįlinis gaminys ir įdomiausia tai, kad pats nesu joks meistras ir iš tikrųjų nesu labai gabus ant to. Tai čia ir pantons, kuris bus ant vandens, kam jis reikalingas. Negaliu ramiai pabūti, iš tikrųjų pradedu žuvims skort produktus, vilioklius, masalus, kapans be pavadintum. Ir reikalinga toks pantons ant vandens, kad galėtum negalvoti, o žinoti, ką žuvis mėgst, kaip veiktas produktas ir taip toliau. Kas čia bus? Čia bus saulės baterijas, visa įranga, stovės 3 kameras, 2 viršui, 1 po vandeniu ir kraniuks toks, su kuriuo galės jo pagalba, reiškia, leisti vandenį, tam tikrą įrangą, kurioj nusifilmuos, galėsit matyti visi tiesiogiai, kaip tas produktas veik, kad dabar labai daug ir rinkoje visokiausių dalykų, kur reklama ir didžiulė, bet nusipirkti produktų ir neveik. Tai kad nebūtų tokiem kažkokiem reklamas, tik tai, sakykime, kaip apgavikam, aš galėčiau taip vadinti. Reikia rodyti žmonėms viską realybėje. Vat čia ir bus realybė. Jūs viską galėsite tiesiogiai matyti, galėsite atvažiuoti prie jo, tiesiogiai mes meškerį, jūs savo telefonį matysit kabliuką, ką ten esu užkabinį ir kodėl ta žuvis kimba arba nekimba ant to kabliuko. Tai va, ir bus toks įrenginys, jis neužilgo jau važiuos į karjerą, netoli Mažeikių, ten įskaidrus vanduo ir pradėsim testuoti visus dalykus ir jums tai įrodysim. Tai vien žodžiu laukit, naujienų neužilgo bus gan įdomu, ypač žvejams.